Kodėl mane egzaminuoji dėl tų vertybių? Todėl, Viktorija, kad dėl vertybių vyksta pats didžiausias susipriešinimas. Kol dabartinė koalicija ginčiasi, kas didesnis patriotas, gimsta nauja jėga. Kuri pagerins gyvenimą pensininkams, sumažins kainas ir ras pinigų gynybos finansavimui. Bet kaip visą tai jau girdėta? Aha, tai šį kartą pateikimas yra kur kas įspūdingesnis. Koalicija gyvena nuolatiniai įtampoje. Žemaitaitis nusipeza. Karbausko paprašysiu, kad į fermas priimtų. Prezidentas pyksta. Skvernelis jau nori skirtis. Tikėtina, kad bus, alternatyvų nebėra. Nesibaigiantys valdžios konfliktai pradeda užknisti liaudį. Šiame politinio chaoso laikotarpyje Lietuvoje gimsta nauja jėga – Vertybių partija. Joje influenceriai, seksworkerės ir OnlyFansės. Ji tikra princesė, lyg iš pasakos, jaunikaičių eilės driekiasi iš paskos, kaip pelenė, nepametė kurpaitės, ji išnykusi pametė kelaitės. Vertybių partiją kuria 23 verslininkas iš Šiaulių Gerardas Pranaitis. Jis ne naujokas politikoje. Gerardas kelerius metus buvo skvernelininkas, dirbo Seime, 2023-aisiais kandidatavo savivaldybių rinkimuose. Dar būdamas demokratas, Remigijui Žemaitaičiui buvo įteikęs muilo burną išsiplauti Seime po pasisakymo, kad užmuš tos piliečius, kurie balsuos už Saulių Skvernelį. Šią vasarą Gerardas buvo įstojęs į Žemaitaičio aušrą, net gavo aukštą rinkiminį numerį. Bet, kaip čia pasakyti, kaip ir kiekvieno politiko biografijoje, taip ir Gerardo praeitį yra skeletų. Praeitis. Vaikinas dalyvavo internetinėme realybės šou ir jame paišdykavo su panike. Tai Žemaitaitis apie nuotykius sužinojo, o gal net ir pamatė, o gal net ir užpavydėjo. Šiaip norėjau tiesiog padaryti tokį eksperimentą, pažiūrėti, kaip ta partija funkcionuoja. Partija tokia ganėtinai Sovietų sąjungą smirdinti. Tai tikrai žmonės ne patys geriausi. Nusivylęs svetimom partijom, Gerardas nusprendė kurti savo politinę jėgą. Šiuo metu jau yra užregistruotas pavadinimas, yra pirmas 100 narių, o tarp partijos steigėjų matyti veidai. Ir ne tik veidai, pavyzdžiui, Melionų papų slapyvardžių žinoma Simona bei OnlyFans modelė Ofelija. Sugalvojau įstoti į šią politinę partiją, nes tikrai mano vertybės yra labai aukštos. Tai kažkaip pagalvojau, kad aš noriu padėti žmonėm Lietuvos. Ofelija į politiką žengia iš meilės Lietuvai. Taigi aš esu tikra patriotė Lietuvos. Kadangi aš esu tikra Lietuvos patriotė, save laikau tikrai einantį už Lietuvą, tai aš tikrai prižadu eisiu už Lietuvos žmonės, už jūs ir eisiu viską darysiu tik dėl jūsų. Patirties politikoje Ofelija neturi. Jeigu neskaičiuosim, kad kartą buvo susitikusi Zuoką. Bet dabartinė situacija gražuolės visiškai netenkina. Kažkodėl tie patys sėdi ilgą laiką ir nieks labai ryškiai nesikeičia, nors bando ir įstatymus leisti ir tikrai ir pati Laisvės partija bando visokius daryti pokyčius. Nebeliko jos jau Seime. Oi, gerai. Okay. Tai bent, gerai. Šiaip dėl pačio mero, ką norėčiau pasakyti dėl Vilniaus mero, tai linkėjimai. Skandalai valdžioje Ofelija visai nustūmė nuo Lietuvos politinių aktualijų, todėl situaciją būtinai reikia pakeisti. Nebejoju, kad turi savo mėgstamiausią ministrą arba ministrę. Kas tas yra? Palaukit, ministrą. Čia, aš žinokit, nelabai gautus. Kas čia galėtų? Kultūros ministra, ne? Dar viena partijos steigėja yra influencerė Gerda Bieliauskaitė Bielka. Ji savo vertybės demonstruoja OnlyFans internetinėje platformoje. Man tas pats, kas ką galvoja apie mane, jeigu mane laiko kažkokia ten, nežinau, iš ką raidės, nes aš įkeliu fotkę ten su ten maudimuku ar ką,
Gerai, man nusispjauti todėl, kad aš žinau, kas aš esu. Susidaro vaizdas, kad stojant į vertybių partiją yra privaloma demonstruoti savo apvalumus už pinigus interneto gerbėjams. Jeigu žmogus daro OnlyFansus ar turi kažkokį verslą ar yra įžymus, tai nereiškia, kad jisai negali atstovauti tam tikros visuomenės grupės. Partijos Rokiškio apygardos koordinatorė paskirta Simona Antonova. Simona gyvena Amerikoje ir dirba seksworkere. Kiek daugiausiai esi užsidirbus pinigų? Per vakarą beveik 2. 1000 dolerių. Partijos tinklalapyje įdėta Simonos nuotrauka, kurioje ji pozuoja prie Kremliaus. Jūs visai ten išprotėję? Aš nevažiuočiau į Maskvą, bet jeigu žmogus nuvažiavo ir pasisako už Ukrainą ir nuvažiavo dėl vaikino, mes tiesiog norėjom tokio mini skandalo. Partijos pirmininkas Gerardas sako, kad partija taikysis į jaunimą, bet bus neužmiršti ir pensininkai. Aišku, tos sunkiau gyvenančius pensininkus aplankyti kažką, finansiškai gal padėti, apipirkti gal maisto. Bet manau, tokiame amžiuje svarbiausia dėmesys. Dar partija patekusi į valdžią žada sumažinti kainas, ypač kuro. Tai reikėtų pasigilinti į Lenkijos politiką, kokie sprendimai yra priimami. Galėtume kartu daryti ir pirkimus, ir pardavimus, ir tokiu būdu numušti kainą. Nes dabar šiuo metu dažniausiai ir ties dujom, ir ties kitais klausimais juos sprendžiame su Švedija, su Latvija, su Estija, bet galbūt reikėtų su Lenkija daugiau bendradarbiauti. Vertybių partija visiškai pasisako už gynybos finansavimo padidinimą iki 5–6% ir net turi pasiūlymą, kaip tuos milijonus surinkti. Laisvė pornografijai. Pornografijos sritis yra tikrai nešanti nemažas pajamas ir aš manyčiau, kad šiuo etapu mes galėtume pasidalinti tomis pajamomis ir finansuoti karinę gynybą, nupirkti tankų. Ta prasme, kad tikrai saugiai jaustumėmės Lietuvoje. Ir manau, kad ir visiems būtų naudos iš to iš tikrųjų. Vamzdžiai už vamzdžius. Taip. Vamzdžiai už vamzdžius. Pati Ofelija beje aukštų postų nenori, nebent sutiktų tapti Vilniaus mere. Atstatyčiau visą tą stadioną, nes jau ką moku, tai pastatyti tai tikrai moku, tikrai turiu tame patirties, tai prižadu, tikrai stadionas bus atstatytas. O partijos pirmininkas pageidautų užimti Palucko vietą. Gerardas jau žino, nuo ko pradėtų darbus. Prostitucijos legalizavimas, manau, yra svarbus klausimas, todėl nes taip galėtume apsaugoti moteris ir apsisaugoti nuo ligų, kurios dabar labai plinta ir daug jaunimo serga įvairiausiam lygom, nes nesisaugo. Tad tokios štai vertybės. Linkime vertybinės sėkmės. Svarbiausia šių laikų vertybė – neišduoti savo vertybių. Statykime savo šalį vertybėmis. Iki rytojaus.